Eik jau. Sakai 500 metrų? Ne, tiesiog trasos. Trasos, jo. Nu gerai, ble. Čia visi hujarino, tokie greičiai, ble. Tokį greit visi haikina. Aha. Net ne mes, naktį. Tai aš čia, blėt, stabdys esu. Nori? O ko mums skubėti? Gal tai, blėt, juoda trasa, na? Blėt, čia mamos papa, blėt. Kažkaip galvojau, kad baisiau bus, blėt. Nuėmė laiko, kiek laiko einam. Galim atmesti, kad 20 minučių. Sakai? Nu jaučiu. Tai per greit einam, blėt. Jo, tai 20 minučių. Tai buvo po 10. 26. Arčerį, blėt. Ой, блядь. Перекур. Nebegali, ne, kojas kerta. Ой, бля. Artūras kimarina, jisai mane spaudžia, jis nori, kad man būtų tiktų nelaimė. Išvežė. Kada, Artūrai, tu skrisi? Sakei, 10 valandų. Tai gal matau, blėt? Ką daryt? Eina nahui, kur aš, blėt, papuoliau. Bibidėjau, jau pusiaugelį namuose būtume.
Eina, nahui. Kaip aš tavęs nekenčiu. Jis vėl parskrenda. Ai, bля. Перекур, Артурой. Nu, kur dabar? Nu va, kalno viršūnė. Esam pastaip tokią vienoj pusėj. Sudėtimas ir ežeras. Pakankamai aukštai. Ir kitoj pusėj. Jo. Tu dar nenorėjai varyti į juodą trasą. Bijau, kurva, bijau. Ne, viskas. Varysim į kozį vėl. Aš dar į tą noriu parodyti. Varom atgal. Aš dar į tą noriu varyti. Šitą. Bet Artūras bijo. Pizdu, leidžiamas Artūrėlį. Pagalėsim daug kojykių. Gerai. Čia nukirpsi mane. Visą ten į viršų. Nu viso, esam šiandienos Topų topas. Jo, daugiau jau nebekilsim. Dabar beliko surasti kelią, kaip grįžti namo. Jo. Realiai esam virš 2 km aukštė. Neaišku tiksliai dabar koks aukštis yra, tai galimai koks. Nežinau. Tai va, bet tu jaučiu pas kažkur. Aukštė. Tai dabar reikia surasti kelią, kaip nusileisti saugiai, nes sraigtasparniai skrenda, žmonės evakuoja, tai reikia saugumą laikytis ir eiti toliau. Varysim, buvo dabar tenais greičiausiai. Ir namo. Bet kas svarbiausia, ne? Pamintė. Padarėm. Kalnas įveiktas. Artūras tik Lietuvoj daro nuotraukas.
padarysim fotosesiją. Su Žiūrėk, pilvai traukiu, žandus. pilvukai traukia Tomukas. Va. Viską. Ir taip. Studio lights. Aš žiūrėjau, kur aš tokį tik tokį negriuką rodo, tipo, šitaip, tipo, reikia. Kažką. Nugarą ištaisam. Very nice. Neprofesionaliai. Bet kažkas gavos. Rakum. Profilio nuotrauka. O, kaip zaivės. Nu gerai. Nice. Labai gerai. Išai galėjai čiučiut aukščiau. 20 eurų. 25, 30. Aš tau ant lėkštučių. Pažiūrėk, aš tave nufotkinu. Ant lėkštučių padarysi, tau galėsi Vaizdai lėkštučius. matosi. Viską. Nice. Nu, būt, nutraukėlės zaibės. Nu ką, po biškį reikia pakuotis jau, ne? Jo. Kelionė tęsiasi, bet dabar į apačią. Jo. Dabar yra kaifuoja. Kaifulė, viskas. Tu, ją pakėlė. Dėl manęs O galėtų, čia. Leisim. dėl manęs galėtų nebebūti nei vieno lipo. Aš nesupyksiu. Aš irgi nesupykti. Jeigu nereiktų lipt, aš nesupykti. Jeigu Tai reikės, va, kaip nors, bet jeigu nereikės, tai nu, nebus gaila. dar žadėjom šitą varyti. Tai bus batai, jeigu varytume. Šiaip užvarytume. Užvarytume, realiai užvarytume, bet jeigu turėtume daugiau laiko čia. Mes dar grįž 10 kilų, tai man vien tas. Nu nieko, kitą kartą reiks atvaryti 2 dienom ir dar biškį pasitreniruoti. Šiaip jo, norint kopti, turi kokias 2 dienas pasiruošti, Nu. tarpsme, Nu, 2 nuvaryvo dienom tenais. atvaryti, tada tenais apsistoti ant tam namelyje, Ir toliau. išmiegoti ir toliau varyti Tada tada afigienai bus. afigienai. Ir atvaryti čia, ne su mocais. Ne, man su mocu įsikus. Su mocais fainai, bet kai reikės grįžti, nu jaučiu biškai turėsim reikalų. Bet Jis ten prisipirkęs yra strytų. Su strytų štuką kilų. nu, iškyra reikalų. Bet nieko, viskas gerai. Gerai. Kaip ten sako, nieko nėra neįmanoma. Tai viskas įmanoma, tik reikia noro važiuoti, stengtis. Bet reikia saugoti save. Kaip ir sakiau, ne? 1,8, 5,3. Nu ir va. Już całą drogę do Kuby. Kaip gerai yra lipti žemyn, jūs neįsivaizduojat.
dar lipam. O, ką tik kojikės neįsisukai. Viską mačiau. Artūrai, aš tai žinok visai pamyšiau kur nors. Pamištam? Jo, gal čia, blėt, nusileisti. Atsiprašau, tu gal esi Myžaltaškis? Myžaltaškis, Myžnis. Myžnis tu buvai, kai atvažiavom. Ar kentėt? A, gerai, davai. Davai, leidžiame ten kažkur. Ir pačiu parūkysim. Artūrai tai zaibys, Artūras su pampersu šiandien. Atvažiuojant Myžo dakoje. Užmojom pampersu. Ne, sakė, daug prakaituoja, dėl to nenori myšti. Nežinau, savo 2 kartų. Taip žiauriai karšta buvo, nes Tomą laukiu 2 valandos. Visi sustoja. Žiauriai gerai galvytę bišką prisimsiu. Man jau survando bėga, ne? Tas garsas, žinai ką, daro, kad aš myš labiau norėčiau. Ką taip? Daro, kad aš myš labiau norėčiau, tas garsas. O dabar mes užsiėmėm vipinės vietas. Čili vanilė. Vau, čia biškiu šviežta, va. Prie ežeriuko. Ir tiesiai vaizdas į kalną. Dabar pasidarysim užkasti kažką. Nu, Valgyt nelabai norim, bet aš, blėt, maisto čia zadykum tikrai nenešiau nachui ir nepranešiu atgal. Reiks suėsti. nu, vėjas didelis. Vienu žodžiu, baigiam valgyti. Atsigėrėm, pavalgėm. Tai kad nešiukšlinti gamtos, nes nėra šiukšlinių čia. Tai Tomukas dirba. Reikia sudėti, kad ne į kuprinę įdėsi išbėgs. Jo, tai kad saugoti tiek save, tiek aplinką. Viską užpakuojam, užvakumuojam, viską sukišam į vidų. Ir paprastai to pamėtam. Išgeri savo. Tai va. Vienu žodžiu, tai dirbam. dirbam, kažkas dirba, kažkas sėdi. Vienu žodžiu, žiauriai faina vieta. Tai oras geras. Turi čia dar biškį liko. Oras geras. Tai jo. Ant tūsų tikriausiai nieko neliko. Per video gal nesimatys. Nu ką, susipakuojam, parūkiam, keliausim toliau. Tikiuosi, kalnų nebus. Jo, svarbiausia, kad būtų pagrinde viskas į apačią. Dabar, kai taip pakimarinom, atsistoji, tai jau jaučiasi, kad biškį Jaučiasi kažką jau. veikia. Nu, O, nebebėg. viskas labai gerai. Makaronų sultis. Makaronų sultis. Nu tai ką, pakuojam šmutkės, rengiamės ane ir varom. Ir tiek žuvų, tai iš karto. Žiūrėk, kiek žuvų. Pizė. Visas suplaukė, net pajės. Nesakau, bet šiais neturi ką. Gal pamėgam? Mušas gal maisto. Žiūrėk. Pantelė patinė, gyvuliai. O, ta žuvytė. Mes kaip minuką pamatysi plauks.
dvigubai ilgiau užtruks. Artūras padarė nuotrauką. Artūras padarė nuotrauką mamai. Tai prasme, aš suprantu, kad mes sakom, žiauriai yra sunku eiti. O čia? Artūras vėl fotkina. Ir vėl į kalną. Bam, bam. Bam, bam, bam. Valanda laiko eit irgi. Parėjom iš ten, atėjom. Ten nuėjom, apsisukom per laipę, grįžom ir dabar bandysim naują keliui. Bet čia mes jiem geltoną trasą, čia bus mėlyna. Netgi atrašo aukštas. Čia yra virš jūros lygio. Tai ten dar daugiau, ten kokių dviejų, reiks pagūglinti. Ne, ten sakau, ten buvo 1,9 ar 1,8 ar 1,9. Tenais. Nu. O mes atėjom prieš tai, o ten toks takelis, man. Kelius. Tai čia ant rašo prisėsim. Nu, tikiuosi nereiks lipti vėl. Tikiuosi tik į apačią. Nes pagal kas ten palei žemėlapį rodo, kad galimai. Tai va dabar ten, kur matosi žemė, mes esam 1,5 kilo aukštį nuo žemės ir dar buvom, stopudovai buvo 2 kilo. Sakau, beveik 2 kilometrai. Aš man rodo, net nuotrauką padariau. Tai buvo tik 300 nulipom. Į apačią. Net. Kelionė tęsiasi. Buvo gautas iškvietimas nusipirkti alaus. Dabar skubame į artimiausią parduotuvę įvykdyti šitą iškvietimą. Šis vaizdas. Tai blėt, mes čia tą patį dainelę. Ar čia jis sakė, reikia nufotkinti. Bet kaip nepersiduoda? Va, ten, smūgirukai labai maži. Ten. Ir kopiam. Ten, va ten. Ir va ten toliau, ten esim. Kol kas leidžiuos tik į apačią. Artūras biškį atitolo. Pasibatai geresni yra pas mane tokie. Kaip basanoškis, kai einu į apačią, visas stabdymas gaunas ant pirštų. Pas jį susiveržia ir tas batas neslankioja. Tai biškį išsiveržia. Normaliai, pabiškį. Eisim ir nueisim, čia nėra problemų. Svarbu kuo, išsimarinti. Visą. Dar liko 5 kilometrai. Štai ir vėl susitikom.
ką, tikslas pasiektas. Prisirūkiai nahui pas vienas. Parūkiau. Žvaigždys gyvenimas. Bet kai karšta, tai nenormaliai dabar saulė. Tai tu bandai čia įbristi. Kiek prasijam? Apie 2 kilo. Prieš 20 žiūrėjau. Prieš 20, ne? Da, aš parodysiu jums. Dvidešimt 21,3. Aha. Nu, čia dar aišku netiesa rodo. Jo. Dadėti reikia biškinis, tiek telefonas neįdo. Gerai, reikia padūminti ir varyti alaus. Taip. Šalto. Bet dar pareit mums. Bet Dar nedaug. 3 kilai. Nedaug. Bet kojas, man kručių čia būna. A, tu negirdai jau? Taip. Leidus. Tau gerai, tau va čia spaudžia. Jo. O man karočią aš kai einu su pirštais priekiniais. Bet nepritrynė, nes pirštai geri. Rūka, einam. Palau, parūkyti O galą reikia girdi? kažkam. Einam čia. Toj aš tau čia, ble. Alaus. Čia yra baras? To. Yra baras? Nu, tai čia visko yra. Va, einam. Tai palauk, Arčiau. parūkyt jau. Tai viduj parūkysiu. Kur viduj? Bare. Kas po Pabando neleist, kur 2 kilų nuėjau na. Gerai, susimatysim, neužilgo. Artūras eina parnešti alaus. Pačią geriausią daiktą. Viskas. Varai, Artūrai. Alaus. Pilis nėra, ne, pasiemam? Jo. Aš ir parūkiau. Ir atsigėriau. Wow. Nu ką, beveik parėjom. Kojo būdų nebejaučiam. Jeigu būtų dar kokiais 3 kilais toliau eiti, aš būčiau nudvės. Nu jo. Nes iš paskutiniųjų grįžtam, liko kažkur 500 metrų. Bet Bet jau viskas. kojos į šikną lenda. Viskas skauda. Tai eini, kad tik greičiau pareiti. O čia tai esam Palangoje. Šiaip iš tikrųjų esam Palangoje. Arba Šventojoj. Panašu. Labai panašu. Rodom žiūrėlį savo vardą. Va, galvojam pasiimti. Tome. Vietoj magnetukų. Tai čia kažkokie mažesni, ne? Tas gali būti. Visai geras. Monika. Natalija. Tome. Tome. Marčia. O čia kokia? Sumosas, žiūrėk, nes. Kaip tavo motos kalbės. Panašiai. Žiguliai. Maslyčiai. Gerai. Negerai. Man dabar gali tokį nupėti iš kačiolas tas. Norėtum. Čia reikia mokėti ar nereikia mokėti? Čia galime eiti lauk. Čia yra kasininkai. Artūras prašė pafilmuoti, nes nėra buvęs Dino parke. Nu šitam tai nesi. Šitam nes. Nu. Tu ko čia akis pūti? Filmuoju dinozaurus kokie. Tas į tave panašus vienas. A tas tu prie medžio? Nu. Kur maistą reikalauja? Все, tempinis mūsų. Škelių žingsnių. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Būsim prakaitinę. Būsim prakaitinę. 25, koks 6 kilus. Daugiau, jau čia apie 30. 26. Tai bendroji suma aš jaučiu ten kokį 30 jau. 30 turėtų būti. To nėra buvę pas mane, blėt. Būtų 20, tai jau galėtume dar varyti.
Bet jau kai 30 jau kojukai atsirašė. Ne, po kalnus. Ant išgyvenimo eini namo. Kad autopilotų pareitų. Žiūrėkit, kalmas. Baranas. Tu buvo pakabintas tas antinas. Antinas. Ančiuks. Nu ką, grįžom, išsimaudėm. Reikia įties daryti Artūras, kur atčilina, blėt, savo nuotraukas žiūri. Tik tokino. Ties per tas kojas. Nusipirko palapinę, blėt, netelpa. Kojas, va. Va. Nieko, kurva, netelpa. Vaikišką palapinę nusipirkęs. Dublis 2. Dublis 2, pradžią nukerpam. Nu ką, makaronų savai. Gerai, na pasiūgal, blėt. Prisijausiu. Kelių alaus skaičių. Bet lenkiškai, manau, tu čia vienas lenkų. Jie, man atrodo, rusiškai. Kiek girdėjau. Gerai, jaučiu bus. Makaronų. Snešk vakalinę. Vakalinė. A tau įdelnu, bet. Idealų. Aš taip pasiimsiu. Nu užteks bijuoti. Nu jie 27 kilus pysdėts, nafai. Oi, blėt. Mėgės per kamerą pastumti. Aš kūro pafilmuosiu, kai tu, blėt, dėjoji. Nuo ryto iki vakaro. Nu, Tomai. Nu. Papasakok, kas su tavo kojytėm. Ai, apsimeti dabar, kad... Karočiui buvau nusipirkęs batus. Ir vėl jisai... Vėl Prieš škysa kelionę. protą. Ir variau, karočią. Ir vėl dabar čia Į verkia. darbą vieną dieną su batais. Pasirodo, buvo ant spaudė. Pasirodė spaudė. Į darbą tvarė. Buvo, matai? Buvo. Popa, blėt. Čia yra popa, blėt. Pažiūrėk, na. Čia yra popa. Tada, blėt, nusipirkau basanoškės. Va, Ir su basanoškėm ahujienai ėjo. Blėt, kaip gerai, kad nenumeriai. Nu. Ir tik dėl to tu man per šonus pisai, nes aš su basanoškėm buvau. Va, tik dėl to, nes tu su basanoškėm. Valgyk mano, blėt. Firminį patiekalą. Vargšas Tomas. Kontentas baigtas. Dublis 2. Artūrai mažai buvo. Tai Artūras dar buvo mušpakas, reikia padaryti. Nu, pasidaržra. Nes dažniausiai tai tu nori labiau valgyti negu aš. Pamelo, gerai. Jo. Gerai. Skanaus, Artūrai. Ačiū tau irgi. Nu ką. Trečios dienos pabaiga. Einame miegoti. Ir laukia lyja. Tikiuosi Artūro palapinė nesušlaps kiaurai. Už 20 eurų ar 25. Ketvirtos dienos rytas. Labas rytas. Artūros patinės. Jo. Mėgau, ne kažkaip. Ką pareikia? Pažiūrėkite mano palapinę, čia yra karstas, ne palapinė. Mėgoti čia kūdikiam nebent. Reikia pasidaryti pusryčius ir varyti laukti, nes naktį tai gerai bėga. Gerai. Aš stengiuosi jau niekur nebesiliesti prie jokių senelių. Ryte tik tais kažkaip verčiaus. Sulašai ant nosies. Kurva galvoju. Bet niek. Nu. Ačiū. Tau lygiai. Avinė. Papjovėm. Viso, valgom. Makaronai su aviena. Nekreipkite dėmesį, Artūras dar viršiniai įsiblaivė. Nuo nieko negerimo. Fantastiš. Atsivarėm mocus. Pabiškį pakuojamės. Artūras kalgotkės apsimoja. Kalgotkės apsimoja jau. O, ar čia. Nu nieko, laukiam, kol nustos lyti. Pradėjom pakuotis daiktus. Ir va taip.
Ir pradėjo pilti. Plius žaibojo. Tai dabar laukim, kol nustos lyti. Bet vis smarkėja lietus. Tai bus įdomu. Ja. Atrodo greit nustoti. Nesiruošia, nes... Pala. Prisisegė. Nes jopteli lietus normaliai. Nu ką, nustoju lyt, Audra praėjo. kol palapinės biškės džius, kad šlapių nevyniuoti einam. Bandysim kavos tokias iššauti ar energetinę. Jo, pasimtum kažką tai. Paklausime. Ir apsiniaukęs, bet palyginus koks buvo. Dabar fainai. Nu ką, susipakavom. Beveik biškį apdžiuvo, kol kavą geriam. Nu, Bet pareina vėl. bet pareina vėlgi. Žaibai, griaustiniai, Tai greitai bam bam bam. iki degalinės. Degaliniai biškį palauksim, kol praeis debes. Jeigu praeis. Nu, turėtų šiaip praeit biškį. Nebus kaip tada. Pirmą kartą. Palys 10-15 minučių ir nustos. Nu, Dabar lašnuoja irgi taip smulkiai, bet... bet baisiai nėra. Gerai. Varysim. Nu ką, atvažiavom į degalinę. Ir pradėjo lyti. Važiuok, kad biškį rimstų. Jo, tai aš jaučiu galvoju, davai parūkam tada. Ir Bet jeigu į tą pusę važiuosim ten, man atrodo, nėjo debes. Taip net tą lietų dasivysim. ten, ne? Gerai, ką rodom. Navigacija dabar išjungia. Vienu žodžiu. Nežinau, reikia eit parūkyti. Dabar parūkom. Parūkyti, pirikūros lengvas, atsigert vandens tada ir nukreisim, ar šokam. Jaučiu šokam į lietaus rūbus ir tada Aš irgi galvoju. ir važiuojam. Bent jau neskubėdami ant kažkiek, tai bent jau davažiuosim. Biškį lievai, kad kišenių nėra. Baterijas GoPro. Taip ir reiks daryti. Taks. Gerai, tuoj apsirengsiu, parfumuosiu toliau. Tai fainiai. Kai lyja, bet nepralyja.
Nu, susivedėjai? Jo. Tai čia man tas tom rodom dar. Viršui turėtų, čia paprastai jungiai, ne? Ne, tada atsimeni kažkada irgi buvo. Tu kai važiuoji tau pribėga, ar į rėmą, ar po plasmasę kažką. Eik. Ne, tau čia bėga iš kažkur kitur. Ne, iš viršaus pribėga, o iš čia. Palaižyk, kas bėga. Palaižyk, jeigu bus kartus arba sūrus. Vanduo? Nu tai vanduo reiškia. Atsimeni kažkada, kai važiavom iš Priekulės, buvo lietaus, tu sustoji, tau ten irgi ten bėgo kažkaip. Kažkur tau įbėga, reiškia, važiuojant. Tu tos biškį ne taip apsimovei? Kelnes turėjai ant jų nusileisti. Buvo, žiūrėk pas mane. Kelnes ant viršaus. Nes tau kai bėga, kad nubėgtų. O tau dabar kai bėga į plauką, įbėga tenais ir į vidų. Sustojam, rūbus nusimauti. Išvažiavom iš lietaus. Atvažiavom į Saulę. Nuvažiavom apie 100 kg, lietus baigė. Daugiau biškį. Virš 100 jau nuvažiavom. Nusimetėm rūbus. Jo. Dabar gal Biškį parūkį. Jo, biškį jaučiu užlieksim kūrą. ir parūkį toliau važiuosim. Jo. Dar 100 kokį. Dar vienas perikūras. Dar vienas, blemba šignatai, reikės nusipirkti pagalvėlėse į bogų. Arba reikia ištraukti miegamą pagalvėlę. Dabelenkai. Atmušiau už pakaliuką normaliai. Biškai pailsėsim, parūkysim. Šiaip jau normaliai nuvažiavom 200. 200 lygiai kilometrų nuvažiavom. Lygiai 200. Jo, nes dabar yra likę 800, kem 4 kilai. Dar 300 statom palapinės. Po valandų turim. O valandų turime dabar po 5 kem 2. Jep. Po 5 kem 2, 300 ir tiesiausias 9 valandą. Jau bus tamsu, ble. Dar su perikūrais 9 valandą. Bet reikia pis 500. Reikia. Nu dabar greičiau važiuosi, dabar biškį pasrado važiuosi. Jo. Bet vis tiek apie 3 valandas. Biškį užtrukom, nes važiavom per miestelius, Per miestelius, kaimelius, ten plius dar gavosi, kad kamščiai, daug fūrų. Mes kai važiavome, praktiškai visą naktį mes atrėmėm vienos mašinos, vieną kitą mašiną buvo. Plius dar buvo prieš šventinę, Gerai. nes Lenkai turi savo šventę. Taip laikas dega. Nu ką, mes vėl apsirengiam. Į ufonauto kostiumus. Artūras biškį toliau, nes jis bijojo važiuoti per šitą trapą. O apsirengiam dėl to, nes dangus labai juodoja. Visur juoda.
Tai va, šokam ir lekim toliau. Nu, važiuok pafilmuoti, kaip krenti. Nu, tu bijojai. Viskas bus gerai. Nu, blėt, kas nori. Kiek šilumos. Nu ką, vėl nusirengiam. Vėl nusirengiam. Nes labai karšta važiuoti su tais. Jo. Yra tų debesų, bet mes dabar važiuosim tenais kur giedra. Bus all right. Rūkom ir lekiam. Jo. Gerai, mocikus pasistato mane. Sveiki ir vėl pirikūras. Netikėtai pamatėme daiktą. Netgi teko apsisukti. Tai 10 kg. Va. Yra dar vienas. Ten. Bet ten nueit neina, nes yra užtverta. Bet čia užtverta tik iš priekio. Ne, tiesiog pusė. Nu čia gali naudoti. Žodžiu, stovi toks našlaitis. Įdomus. Agregatas. Tuo pačiu sustojam, užsipilsim kuro. Jo. Subinės pailsinom. Jo, truputėlį palisėsim ir lėksim toliau. Mes dabar nuvažiavom šiam kilgą. Kažkur. Nuvažiavam gal 8, nesukinėjom, mes apsisukom atgal. Gerai. Vien dėl to, kad tanką pažiūrėti. Kokį pilsi? Turai. Kokį pilsi? A. Tai yra raudonas dar 9. Litro kaina. Kiek gavos litro kaina? Litro kaina kiek gavos? Tiek litrų kaip pilam, nesijaučiu. Davai varom, jau nervuojas. Nu ką? Dar vienas stotelė. Prapisom biškį kilometrų. Artūro dėka. Prisipažink, ką padarė. Taip. Man negėda. Ir kiek kartų man? 2. Prapisom iki 20 kg. Nu, bet tai biškį tailas. Nu, ir taip yra. Bazė pavedė. To iš tikrųjų gerai rodo. Dabar važiuojam su kita navigacija. Ja. Jau turim kitą bėdą. Ten kažkur ten tokie nerealų. O kur mes nežinom, tik į tą pusę važiuojam. Niekas nerodo. Jokios orų prognozės. Tai lyst
važiuosim, reikia važiuoti. Reikia važiuoti. Jeigu lys reikia stoti, Mauris Lietuvos. Lietaus rūbus. Ir važiuoti iki artimiausios vietos, kur galim sustoti. Normaliai. Aš savaduoju bijoju ir mes magistraliai pavažiuosim per lietų. Nes Ne, visą naktis. provėžos gali ir tambyti pradėti. Jo, naktis yra, tai biškai gali būti. Bet šiaip jeigu ką, tada jau sakau, kažkur tai stosi. Jeigu palausim, kol praeis. Parūkom, pamižam, varom toliau. Nu ką, pradėjo lyt, sustojam vidury magistralės. Reikia rengti O, važiuojam mašinas tiesiai magistraliai, sustojam, čiumpam rūbus ir lekiam per lietų. Jo, Turim we are the winners. paskutinę stotelę. Ja, paskui stotelė Lenkijoje. Įveikta yra 700 kilometrų jau. Dieną. Išleidau. Liko kiek? Šiam kilų. Šiam kilų iki Lietuvos ir bendroj sumoje 350. Lietuvoje. Ir būsim vietoj Klaipėdoje. Išleidau paskutinius savo zlotus. O aš dar turiu 7 Ne, aš tų centukų tokių irgi centukų dar turiu. 7 centukus. Bet grynus zlotus išleidau. Dalykės iššovėm. Nu, šok kavos dabar. Į Lietuvą ir Lietuvoje darysim pajėgs. Nes mes šiandien valgėm tik vieną kartą. Pusryčius. Pavalgiam pusryčius, daugiau nieko. Ką, riešutukų dar biškai pavalgiam skaityk. Jo. Ir viskas. Pagrindė Dabar yra valandų. Dabar yra valandų, jeigu Lenkijos laiku po 2:16 Nakties. nakties. Tai realiai Lietuvoje būsim apie Klaipėdoje būsim geriausiai kokią 6-7 rytą. Nes dar stosim tikrai Paryčiais, žodžiu. paryčiais, jo. Nu vsio. Buvo fainiai. Šiaip žiauriai gera kelionė, Varom. man patiko ir varom atgal į Klaipėdą. Jo. Nebedaug beliko. Jo. Pasilgo savo lovus. O jo, lovy. Su mano tokiu, po tokią palapinę. Aš mėgosiu namuose kaip karalius ir aš sakysiu, kokią aфиgeną lovą mane. Gerai. Čiau, bye bye. Bye bye. Dabar kelionę ir užbaigsim, ne? Užbaigsim jaučiu Gerai. dar Klaipėdą. Tai grįšim į garažą. Čia nukirpsim. Čia nukirpsim. Gerai, 2+2. 2+2. Nu ką, liko visai nebedaug, esam jau Lietuvoje. Iki Klaipėdos liko 200 km maždaug. Dabar yra apie 4 valandos, gal vis daugiau, 5. Aš nežiūrėjau laikrodį. Taip, pažiūrėk. Kiek čia tų valandų? Po 5-9. 5, po 5-9. Tai dar 3 valandėlės jau iki pilno gazo. Jau švinta. Ai, jau švinta. Tai Pajedėm. kai gyvuliai. pavalgėm, nes visą dieną mum nevalgė. Tai dabar užvalgėm, pasistiprinom, gavom cukraus, lekiam į Klaipėdėlę. Namai labai. namučiai. Lovytė laukia. Lovytė laukia. Įveikėme, na, o taip, Per kiek išvažiavom? nežinau, per kiek reikia pažiūrėti iš tikrųjų. Ilgai, buvo daug paklydimų, daug klydome, daug nuklydome. Man atrodo, mes dabar prasukom nebe štuką pem, o štuką du pem. Galim pažiūrėti, kiek mes šis prasukom per šią kelionę.
Relax. Mes pravažiavom 2228. Sakau, apie 200 kilų, ne kiek gaunasi, apie 100 biškį kilų mes buvom. 100 kilų. Ne, bet dar važiavom serpantinais. Nu, bet jo, serpantinais dar varėm skaityk. 5 kilų kažkur pradeginom. Vėl. Jo. Šiaip kelionė nebloga. Viskas gerai. Lietaus rūbai atsipirko. Lietaus rūbai tai ypač atsipirko. Kalnuose nelyjo. Achujienai. Achujienai. Kelionė buvo tobula. Kurva. Dar toks. Džiaukis, ne. Jo, šiaip kelionė žiauriai faina buvo, tai rekomenduoju visiems, jeigu kas važiuojat arba planuosit važiuoti. Nėra iš lengvųjų nuvažiuoti 8 km per dieną. Reikia kiaušius turėti tam. Bet įmanoma. Jeigu po 500, tai easy visiškai, ta prasme, atsipalaidavęs, važiuoji, kažkur sustoji, ar viešbutį, palapiniai, nesvarbu, bele kur. Tikrai yra įmanomas dalykas. Stuka irgi įmanomas, 500 optimaliausias variantas, manau. A ne, Tomai? Taip. Nu tai ką? Kitais metais 200 šausim į dieną. Gal ir bus taip, neaišku. Šiaip būtume daugiau nuvažiavę, bet Artūras nestok nuolat. Nu jo, kai turi tokį... Kaip taip, klausia, kaip sakė, žoliapjovę, kai tokią turi, tai taip ir būna. Parodyk, kaip daro tavo žoliapjovę. Mano žoliapjovę kaip daro? Čia kai įsipili tokį kūrą. Tai va, užsipili dizelio, tampa dizelinis motociklas. Gerai. Iki sekančių kartų žiūrėkite mus online. Ciao, bye bye. Čia bye bye.